3 dienas trukęs šurmulys Telšiškius ir Žemaitijos sostinės svečius įsuko į renginių gausybę. Savaitgalį Telšiai šurmuliavo tradicinės miesto šventės ritmu. Pagrindinė miesto gatvė puikavusi pinavijų žiedais, Žemaitijos Telšių vėliavomis. Telšiai šventė iš širdies, kaip ir pridera žemaičiams. Penktadienį seniūnas Kazys Lečkauskas paskelbė Telšių miesto šventės pradžią ir iškilmingai iškėlė Žemaitijos vėliavą. Ir kas kartą ta šventė tampa vis prasmingesnė, vis mieste atsiranda naujų architektūros paminklų, smulkiosios architektūros. Manau, kad ta šventė tikrai išaugs į labai didelę šventę, mums visiems labai brangią miesto šventę. Tuo labiau, kad dabar šiandieną jau miestas pradėjo puoštis ir miesto gėle, tai Pinavija. Čia turgaus aikštėje buvo atidarytas rotušės šulinys. Tegul gyvybės vanduo Telšiuose liejasi laisvai. Centrinėje miesto dalyje atsirado dar vienas gražus akcentas. Ant šulinio įsitaisė 4 meškos, iš kurių nasrų tyška vanduo. Teisybės dėlei reikia pasakyti, kad vandens srovės stiprumą reguliuos judesio davikliai. Garbė pirmajam paragauti šulinio vandens buvo suteikta miesto seniūnui Kaziui Lečkauskui. Dėkojame Džiugo šeimai. Apie įgyvendintą tikslą atkurti mieste senąjį šulinį susirinkusiesiems papasakojo miesto architektas Algirdas Žebrauskas. Senieji gyventojai dar labai gerai atsimena, kad čia buvo šulinys, kuris neišdžiūdavo per didžiausią savo. Žmonės ateidavo iš kitų miesto kraštų, sausmečių, kad galėtų pasisemti vandą. Ir, kaip sakė, sunaščias parsinešti namus. Tai tas simbolis pačia miesto centre atkurti šulinį ir buvo tikslus, kad Telšė saugotų savo šaknis, kad Telšė žinotų, kad jinai yra didelė, svarbaus ir labai ambicinga krašto Žemaitijos sostinė. Turgaus aikštėje taip pat atsirado dar vienas simbolis. Diplomantas Mantas Petrauskas sukūrė ir miestui padovanojo skulptūrą Pakylą. Ant jos palypėjęs kiekvienas nuo šiol turės galimybę išsakyti savo nuomonę. Ta proga ant pakylos pasisakyti vienam pirmųjų teisė suteikta Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto skyriaus vadovui Osvaldui Neniškiui. Telšiuose gyvenu jau 30 metų, tačiau žemaitiškai taip ir neišmokau. Taip atrodo, kaip ir būčiau iš didžiosios kaimynės šalies. Tačiau aš, suprasdamas ir gerbdamas žemaičių kalbą, supratau, kad aš mėgindamas netaisyklingai žemaitiškai kalbėti, aš tik tą kalbą paniekinsiu. Tad šį kartą kalbėsiu vėlgi aukštaitiškai, lietuviškai. Na ir šią progą, ką aš norėčiau dabar pasakyti, tai kad malonu, kad Telšiai nepaprastai per tą 30 ir su viršum metų pagražėjo, o pagražėjo dėka kai kurių žmonių ir dėka nuo seno esančios šitos, reiškia, dailiųjų amatų mokyklos, vėliau aukštesniosios taikomosios dailės mokyklos, o dabar ir Telšių dailės fakulteto. Be abejonės, telšiškiai norėjo pamatyti ir išgirsti skulptūros autorių Mantą Petrauską, kuris nepraleido progos padėkoti savo dėstytojams ir rėmėjams. Kaliau, dėstytojau. Dėkau dėstytojau už gerus žodžius, kai man gera. Dėkau Žebrauskau architektau Telšių.
didelis dėkau, nu ir rėmėjam, Germant Unija, kad padėjai morališkai materialę. Penktadienį Turgaus aikštėje startavo 2 dienas trukusios tarptautinės sunkiosios atletikos varžybos. Kviečiamas trečiam priėjimui Vilimas Rimšas. Ruošiasi Galvočius. Ruošiasi Procenko. Denis Klaipėda. Raunam. Laikyk. Nuleis. Gerai būtų, aišku. Ruošiasi Vilimas Rimšas. Laikyk. Nuleis. Stipriai. Laikyk. Держи. Pasivaryk. Laikyk. Nuleis. Neilgai trukus Vilniaus dailės akademijos parodų salėje atidaryta bijūnų paroda. Parsinešus 2 rožinio bijūno žiedus ir pamerkus juos krištolinėje vazoje, į namų duris pasibels meilė. Vedami pačių geriausių paskatų, dovanojame miesto seniūnui mūsų dvaro sodo bijūno gaidį, paragindami ir paprašydami įkurti Telšių mieste tikrą bijūnų parką. Geri dalykai yra išties maži, tačiau būti ištikimam mažose dalykuose yra didelis daiktas. Prašom, ponas seniūnas. Matot, seniūnas, kokie telšiai gražus yra. Seniūnas moka samdyti sodininkus gerus. Jeigu reikia gerų sodininkų, kreipkitės į seniūną. Floristė Birutė Lekavičiūtė pažymėjo, kad pasaulyje yra per 6000 bijūnų rūšių. Lietuvoje bijūnus pradėta kolekcionuoti 1926 metais. Jų priskaičiuojama per 700 rūšių. Lietuvoje sukurta nemažai bijūnų, daug jų pavadintų gražiais vardais. Ona, Jadvyga. Bijūnų krūmai ilgaamžiai, gyvuoja net 90 metų, tad jeigu dabar pasodinsite, žiedais grožėsis ir jūsų vaikai, anūkai. Taigi, sveikinu visus pirmą kartą Žemaitijoje, turbūt istoriškai ir tikrai didelėje, gal apskritai Telšių istorijoje pirmą kartą yra specializuota šitų puikių gėlių paroda. Ką aš noriu pasakyti? Jūs turite pažvelgti šitoms gėlėms į akis. Turite jas pakvėpinti. Turite jomis pasigrožėti kiekvieną atskirai, kai apmažės mūsų čia šitoj salėje. Ir tada tikrai įvyks tas, ko reikia, kad telšiai pasisodintų mūsų širdise bijūną, mes visi telšiškiai. O jau kai jisai čia bus pasodintas, kai mes jį pamilsim, kai norėsim, kai grožėsimės, kai apie jį žinosim, tai tuomet čia užaugs tikrai daug bijūnų. Bijūnų parodą pasidžiaugė ir sveikinimo žodį telšiškiams tarė Estijos delegacija. Gėlė. Gėliškų rankų gydančiai pailsėtos, mergaitės rankų sadaimlinai. Sode ant stalo nuolankiai gulėjo padėtos silpnos, išsekusios mirtinai, laukdamos vandenio, kad prikeltų dar iki gyventi šangos pražūties. Ir štai alsuojate vėl tarp srūvančių polių tyliai, tarp pirštų jautrių, jums šventai palaimą nešus, didesnė nei tikėta, kai ąsotį susiglaudė, vėsdamos patylom ir skleidė mergaitės šilumą.
20 valandą telšiškiai rinkosi prie didžiosios Žemaičių sienos. Čia Respublikos gatvėje atidengta Konstancos lenta. Žemaitija nėra tik teritorija. Žemaitija yra mūsų visų mintis, mūsų visų tikėjimas ir pagarba vienas kitam. Kiekvienas save gerbiantis žemaitis turėtų žinoti ne tik tai, bet ir įvykius, kurie įtakojo pačios Žemaitijos susikūrimą. Garbė atidengti Konstancos lentą buvo patikėta Žemaičių sienos idėjos autoriams Algirdui Žebrauskui ir Romualdui Inčirauskui. Skambant varpams, žodį miestelėnams tarė Žemaičių vyskupas Jonas Boruta, priminęs, kad šiemet švenčiamos Žemaičių krikšto 600-osios metinės. Ir pradėjo spręsti savo santykius su kryžiuočiais. Ir tos visos dėrybos ir bandymai spręsti visus reikalus nebuvo sėkmingi. Ir jie galėjo būti spręsti tik mūšio lauke, Žalgirio mūšio lauke buvo įspręsta ta problema, nors juridiškai nebuvo pilnai įteisinta, visur skundėsi kryžiuočiai, kad jie neteisėtai skriaudžiami, nes jau buvo padovanota Žemaitija. Na, bet jau jie nebebuvo pavojingi Lietuvos valdovams, jie galėjo įžengti ir organizuoti paskutinės Europoje Žemaičių žemės kristianizacijos, jose gyvenančių žmonių kristianizacijos. Ir žinom, kad 1413 metais Vytautas ir Jogaila sėdo į laivelį Kaune, plaukė iki Dubysos upės žiočių ir prieš tai tuoj po Žalgirio mūšio 1410 metais jie buvo pasiuntę, Vytautas pats atkeliavo su kunigų būriais, kurie mokėjo ir lietuviškai, ir žemaitiškai. 3 metus vedė katekizaciją, katekumenatą, ruošdami žemaičius krikštui. Miestui buvo iškilmingai perduotas Telšių fakulteto skulptūrų parkas. Skulptūros papuošė Maščio ežero krantą. Parko perdavimo aktą pasirašė seniūnas Kazys Lečkauskas ir fakulteto dekanas Ramūnas Banys, kuris perdavė visus su skulptūromis susijusius dokumentus. Norėčiau paminėti, kad mūsų fakultetas jau eilę metų prisideda prie miesto gražinimo. Kiekvienais metais įvairiose miesto vietose atsiranda vis naujų meno objektų, tačiau yra išskirtinė, kadangi vienoje vietoje pavyko sutelkti nemažą dalį tų meno objektų ir juos eksponuoti visuomeniai. Norėčiau paminėti, kad tikimės ir toliau sėkmingo bendradarbiavimo, sutelkus jėgas ir kūrybiškumą, toliau vystyti ir papildyti šį skulptūrų parką, bei tikimės, kad ši vieta viena iš populiariausių miesto lankytinų vietų. Ačiū. Mėly telšiškiai, tikrai visų jūsų vardu nuoširdžiausią ačiū tariame. Tai idėjos autoriui Algirdui Žebrauskui, tai skulptoriui Osvaldui Neniškiui, visai Dailės akademijai, rektoriui, už tai, kad mums čia būtų linksmiau gyventi. Kad šitas ežeras ilgus metus buvęs negyvas, kad jis tikrai tampa mūsų traukos centru.
Kartu su pirmosiomis vakaro sutemomis prasidėjo linksmybės ant Maščio ežero kranto. Linksma muzika šventės dalyvių nuotaiką skaidrino Telšių kultūros centro dainų ir šokių ansamblis Mastis, folkloro ansamblis Spigens, šokių kolektyvas Džiugas. Į teatralizuotą vakarą veselnas linksmybės garbingi svečiai susirinko ne tik pėsti ir važiuoti. Štai Telšių meras šventę pasiekė valtimi. Jūs vis atėjot peškom, kas su mašina, ar ne? O čia matai, su laivas atplauk. Čia jau matyt kažkokie iškeli žmonės ir didelį svetę matyt. Į susirinkusiųjų būrį merą atlydėjo Telšių miesto simbolis Džiugas, kuris su savo palyda atnešė ir amžinųjų vertybių kraičio skrynę. Meras Vytautas Kleiva pasidžiaugė, kad kartu su telšiškiais švenčia didelis būrys miesto partnerių iš užsienio ir ragino visus būryje linksmintis ne tik penktadienį, bet ir kitas Telšių miesto šventės dienas. Mes turim šį vakar svečiuose Basmo merą Wilhelm Becker. Bitte. Mes turim svečių iš Čekijos, kurie dar nespėjo atvykti. Turim svečių iš Estijos, kurie rytoj taip pat dalyvaus mumis. Mes iš tikrųjų šiai šventei labai ruošimės. Norėjom parodyti, kad tas 3 dainas galėtų pasirinkti renginį patį mažiausią iki patį didžiausią. Todėl ilgą nepliurpdams, kaip žemaičiai sako, linkiu jums gerą vakarą ir visų ateinučių ir šeštadienį, ir sekmadienį. Laukiu visų šventį jūsų. Kai svečiai buvo susodinti už stalų ir gerai pavaišinti, prasidėjo teatralizuotos linksmybės, nuo piršlybų iki vestuvių. Reportažas apie Telšių miesto šventės šeštadienio linksmybės kitoje Telšių krašto televizijos laidoje.